Sveiki visi, sveikiname jūs iš šiltos, saulėtos, gražios Barselonos ir šiandien šitoje moteriškoje aplinkoje atsakysime į keletą jūsų klausimų arba kitaip tariant tiesiog atskleisime vieną iš svarbiausių temų, tikriausiai nuo ko pradėjau tiek aš savo laiku, tiek Erika, kaipgi mes pasiekėm tą vidinę ramybę, aš galėčiau įvardinti tai taip. Na ir pirmas klausimas buvo toksai, kaip kaip nesilyginti su kitom, kad ir atrodo pradirbai save visą ir kūnas tau patinka ir viskas patinka, bet lygini save su kitomis moterimis. O tu nelygini save su kitom moterim? Aš lyginu, bet tik su... Kaip nustoti lyginti save, bet ten iš tikrųjų buvo skliaustelėse parašyti tada, kai tai būna ta, yra normalu tada, kai tu lygini save su kitam moterim ir semiesi iš jos įkvėpimo, bet yra kita medalio pusė, kai tu lygini save ir galvoji, ai man čia tas blogai, nes ten toliau ta mūsų sekėja ir atsakė, kad jinai dirba ir su savo kūnu, ir su savo grožiu, ir estetika, bet pastovi vis tas trūkumas. Tai čia yra ta, nes galima lyginti save per gerąją prasme, gerąją prizmę ir tą, kuri tau padeda ir per tą pusę, kuri tavo savivertę kaip tik nuleidžia, nes tu pastoviai galvoji tada, kad pas mane ten plaukai per trumpi, per ilgi, per stora, per kūda, per kreiva ir taip toliau. Čia begalė gali būti tų, bet ko trūksta. Ir kaip nustoti tą daryti, kokie būtų tavo pagrindiniai patarimai moterim? Galbūt reikėtų tiesiog būti šiek tiek drąsesniai ir pasakyti, ir tiesiog būti savimi, išmokti išklausyti savęs ir suprasti, kas tu per žmogus, kaip asmenybės, kaip moteris, kaip individas, kaip šios žemės pilietis ir žodžiu, kas tu esi. Nes aš iš principo manau, kad mes kiekvienas esame unikumas. Tiesiog mums yra visuomenė primeta tos šablonus, tu tokia turi būti, tu tokia turi būti, tu tokia, anokia. Tokie standartai mums primetami ir paskui, ir tokie mes visi kaip suzombėję, visi tokie robotai vienodi. Tokie štampovkas jau. Mes visi vienodi. Kokia mada šį sezoną? Kažkas trendina šį sezoną. Dideli pečiukai, merginos. Svarbu, nedidelis lūpos. Ne lūpos ir žodžiu, bet pečiukai, merginos, dirbom. Tai va, tai žodžiu, aš manau, kad mes visi esam unikumai. Tiesiog reikia atrasti stipriasias savybes ir tai rodyti. Mes visi esam... kaip sakau, kokteilis ir stipriųjų, ir tų silpnųjų bruožų. Tai yra normalu. Tai yra normalu. Nėra nė vienas žmogus, kuris yra tobulas ar tam perfect, kaip ten sako. Tobulas, idealus. Nėra tokių žmonių. Nėra simetriškų žmonių, tai tokių žmonių neegzistuoja, kaip vakar Silvija. Oi, aš visiškai mano čia neproporcionaliai. Aš sakau, šiaip tai mes iš principo visi neproporcionalūs. Viena pusė tokia, mes visi išleivi kreivi ir anokie. Tai mums reikia žinoti stipriasias savo pusės ir tai akcentuoti ir kažkiek tai užmaskuoti mūsų defektėlius, kaip aš sakau, priimti, žinoma, kad priimti ir nereikia sakyti, oi, aš čia tokia, anokia ir trečiokia. Ir spjauti į visas visuomenės normas. Jo, bet tiesiog suprasti, kad tai turi visi. Tiesiog pas vieną yra vienas dalykas, pas kitą yra kitas dalykas, pas trečią yra trečias, bet savitas dalykas. Ir labiau, Erika labai gerai pasakė, akcentuoti savo pliusus ir suprasti, kad minusų turi visiškai visi. Kažkokių tokių, aš tai įvardėjau kaip ydą. Pavyzdžiui, kas buvo su manimi, kodėl aš persidažiau plaukus. Jo, argi tai ne puikus pavyzdys.
kur aš galvojau, kad tai yra negraži spalva, kurią reikia užslėpti, paslėpti, nepriimti, užgožti, lyginti su kitom, arba priimti kažkokios normas ir standartus. Nes ryža plaukų spalva čia neva nėra gražu. Aš susilaukiau labai daug patyčių tiek mokykloje, tiek paauglystėje, tiek vėliau būdama universitete. Aš dar buvau nepilnametį pirmam universitete ir tai buvo visur. Ir aš galvojau, kad tai yra yda, kažkas blogo ir kad taip negalima ir neturi būti. Ir kuo greičiau, aš norėjau kuo greičiau tai užslėpti. Ir kai tik sukako 18, aš pirmą kartą ir persidažiau plaukus. Iš vis nevykusi, nes buvau juoda, jeigu iš vis neįtako. Labai blogai. Nu, bet eksperimentuoti irgi nėra blogai. Jo, baltas veidas, juodi plaukai. O dar prisimeni tada čia, kiek čia, man 18 dabar. Žodžiu, seniai 12-15 metų vos net gal, ne, nu, biškai mažiau, ne. Įsivaizduoju, tie antakiukai tokie. Bet tai gal buvo trendas toksai. Trendas buvo, taip. Nežinau, ar jūs to praėjot ar ne, bet tie antakiai, kai Max išpešioti plonyčiai ir juoda, jis kaip angliukas. Atėjau tamsiausius dažus, kuriuos turite, susidėkit, prašau, ir juodai mane. Ir nieks nestabdė. O aš galvojau, kad taip turi būti ir va čia aš nuslėpsiu ir bus wow, faina. Bet nepamirškit, kai esi pasidažęs juodai ir auga ryžos šaknis, tai nieko blogiau būt negali. Nes jos taip žinai šviečia. Ir tada tu tokia galvoji, va dabar tai pridirba, dabar tai... Dabar juokingai sakau, nes tas praėjo, bet man atrodo ir kiekvienas turim pas save tokių istorijų juokingų, kur dabar yra juokinga, bet tada aš galiausiai atšviesinu ir aš čia tokia visa blondė. Aš blondinė. Ir panašiai, o kągi tai reiškia, aš tą lipduką, kurį pati savo užkabinau, užklijavau, kad aukšta, blondinė, aš turbūt, ačiū Dievui, aš nespėjau lūpų kokių putlinti, dar kažko pasidaryti savo pagal tos standartus, žinai, kur priimto, taip turi būti. Nors ir mes su Erika nieko prieš neturim, bet tiesiog mes nieko prieš, kada tai yra estetiškai, gražiai, tvarkingai padaryta. Bet jeigu jau tai padaryta taip, kad matosi, kad padaryta, tai jau nelabai apie estetiką. Na ir vat pasiryžau, Erika iš tikrųjų netikėjo, kad aš tai padarysiu. Nu, gal tikėjo, bet netikėjo, kad taip greitai šiandien. Kad tai bus padaryta šiandien tiesiog. Ant dienų, nes buvo tas klausimas sprendžiamas. Taip ar ne, sakau, taip daryk. Ir galvoju, kažko tyla. Dingo iš eterio. Pasirodo, sako. Bam. Ar jūs mėgstat steigas? Na tai va, tai vienas toksai iš pavyzdžių esu aš pati, kurie savo unikalumą, savo išskirtinumą iš minios aš paėmiau ir nuslėpiau, nes galvojau, kad tai nėra priimtina, kad visuomenė manęs nepriims, kad taip negalima, taip nereikia, kad aš netokia kaip visi ir tai yra blogai. Ne, čia kaip tik yra labai gerai, aš dabar tiek daug, man Instagramas sprogsta ir ačiū jums iš tikrųjų labai. Ir čia parašykite komentaruose, nes jūs padedat mūsų puslapiui augti, kad dar daugiau žmonių mūsų pamatytų, nes YouTube'as taip mato algoritmą. Ir mes tikim, kad kažkuriai moteriai, kuriai reikia įkvėpimo, kurie jaučia, kad eina pati prieš save, jinai pasižiūrėjęs video, išdrįs keistis, vat, kaip ir aš tą padariau, kaip ir Erika. Jūs galvojate, kad jinai neturėjo tokių istorijų. Tikrai, aš manau, turėjo labai daug ir kiekviena iš mūsų. Ir tiesiog paprasčiausias būtų patarimas nebijoti būti kitokiai, nes tai, kur tu galvoji, kad yra tavo yda ar yda, aš nežinau iš tikrųjų, kaip privaloma trūkumas, jo, kaip reikėtų kirčiuoti, kad tai yra tavo unikalumas, tiesiog tą priimk ir pamilk, nebėk nuo to, nes kuo daugiau bėgsi, tuo greičiau tave tas pavys.
Argi ne taip? Taip, ir aš manau, kad reikia bėgti ne nuo savęs, o reikia bėgti nuo Į žmonių. save. Reikia bėgti nuo žmonių, kurie tau sako, kad tu avis ir tu palaipsniui pradedi tikėti, o aš tikrai avis, o gal aš iš tikrųjų, ne tu avis, o aš tai noriu būti gulbė, ar ne, arba ir jeigu tau visą pantera, gyvenimą, o jeigu tau visą gyvenimą kala, kad aš avis, tu avis. Galiausiai Galiausiai, oi avytė, aš graži avytė, bet avytė. Nuplaukė mano gulbė, O kai tu esi gulbė. O tavo prigimti šaukia, aš tai gulbė, plasnot noriu. Tu atsistojus mėje. Tai aš, mano patyręs, bėk nuo tokių žmonių. Nebijokit atsiriboti nuo žmonių, kurie, jūs... Mato jumise tik minusus. Būkit su tais, kurie mato pas jūs pliusus. Čia, žinai, iš serijos ta, kur būna draugė tokia, oi, tau čia kažkoks riebaliuks, čia kas čia ir... Tai čia jums nebe draugė. Bėkit, sakykit, ačiū, viso gero, tai šią vietą mūsų bendravimas baigėsi. Arba, oi, tu čia kažkokia, ko tu čia tik priaugai, kažkaip per šonai. Pas tave ir dešros ant šonų. Aš esu ant tiek daug tokių komplimentų iš savo draugių. Čia dabar apie svorį čia paprasčiausias, toksai palyginimas, nes jūs galėsit, jeigu pagalvosit, surasti ir sutapatinti situaciją, kada pas jūs jinai tokia buvo gyvenime, kaip pavyzdžiui kažkokia iš draugių, ne jūsų pliusą arba kažkaip gražiai pertikė, o kaip tik per skaudžią vietą mušė ir tokia tipo, ašgi draugiškai. Ne čiagi, mesgi draugės. Ne draugės, tai irgi nuo tokių bėgi. Na ir tada kokių duoti patarimų, nes reikėtų tokios kaip praktikos, ką daryti šiai moteriai, kaip jai priimti save ir vis tik nustoti lyginti. Tai greičiausiai aš ką ir dariau ir ką ir daryčiau. Pavyzdžiui, ir žinau, kad ir Erika irgi tą praktikuoja, mes kai tik kažką jaučiam, kad prikapsėja viduj, išsitraukiam lapą ir išrašom. Kol kas praktikavom daugiau mes gal apie svajonės ir planus, tikslus, nes mes tikim, kad reikia jos būtinai ne tik pasakyti, galvoje pagalvoti, bet ir ranka užrašyti ir tas veikia. Ir tas taip pat veikia ir su mūsų trūkumais arba su savęs vertinimu. Taip kaip aš vertinu save ir jeigu aš vertinu save labai blogai, jeigu aš matau save labai blogai, aš irgi turėčiau tą išrašyti ir bent jau aš tai praktikuoju, išrašau visas savo trūkumus, tie, kur man atrodo yra trūkumai. Pavyzdžiui, kur aš save vadinau, esu stora, esu negraži, nemyliu savęs, man tas nepatinka, tas, anas, trečias, 10 milijoną gali būti tokių visokių dalykų, kur aš savęs pati nepriimu, aš juos išrašau. Gale aš atsiprašau pati savęs, kad aš taip blogai apie save galvojau, atsiprašau, sudeginu tą lapą ir tada iš naujo lyg perprogramuoja save, užprogramuoja, nes 10 kartų pasakyk, kad tu esi avis, galiausiai patikėsi. Tai 10 kartų pasakyk, kad tu esi graži, mylima, laiminga, tai tu taip pat patikėsi, mūsų smegenys taip veikia. Ir aš naujai užrašau 10, pavyzdžiui, jeigu išrašiau 10 kažkokių trūkumų, užrašau 10 privalumų. Ir prieš miegą su vandenuku paskaitom ir liuliu. Su vandenuku. O jeigu rašyti nenori, tiesiog galima praanalizuoti visą šitą situaciją, tiesiog atsisėsti ramiai, be telefonų, be jokių televizorių, be visokių Instagramų, tiesiog ramiai atsisėsti ir praanalizuoti, kas manyje, kodėl žmonės mane mato taip, kodėl mane tai trigerina, kodėl aš tai priimu, kodėl man tai svarbu ar nesvarbu. Aišku, tai kartais yra labai skausmingas, tokia savianalizė yra skausmingas procesas, kadangi reikia būti sąžiningu su savim, o tai yra skausminga, nes tu negali pabėgti nuo savęs. Tai, nes tu esi pats su savim. Tai jeigu apgausi pats save. Taip, tai jeigu tu apgaudinėjai, tai apgausi tik tai save. Tai reikia būti antiek sąžininga ir praanalizuoti. Aš labai mėgstu tokias praanalizuoti tiek save, tiek kitus žmonės. Aš tokia kaip skanuotoja. Skanuoju tiek save, tiek kitus.
tiek ir kitus. Man tai labai patinka, aš nežinau, man tiesiog patinka tas procesas ir tiesiog personalizuoji, pasėdi su savimi, viskas aišku pasidaro. Ir tada atsistoji, vis dėlto aš gulbė. Vis dėlto aš gulbė. Susidėli visus pliusus, minusus, kur labiau į avį, kur labiau į gulbę, pasižiūri, vis tik pas mane daugiau pliusų. Daugiau pliusų, taip. Į gulbės pusę. Į gulbės persvarą. Ir toks, okei. Viskas tvarkoja. Ir gyvenam toliau. Šypsomas. Ir vat kiek pažįstu Eriką, ji tokia, kad jeigu jinai išanalizavo šią temą, ji daugiau prie juos nebegrįž. Ir jinai mane to mokina, jeigu mes peržiūrėjom vieną temą, mes daugiau jos negvildenam. Jeigu priimtas sprendimas, jis yra priimtas ir viskas. Daugiau mes prie jo nebegrįžtam. Ir tie visi, o gal aš vis tik avis? Ne o gal. Tai vat, man labai patinka, kad jinai ties šią vietą tokiais atvejais yra labai kategoriška ir labai žodžio žmogus. Tai vat, jūs pasirinkit, link kurios jūs linkstat labiau, ar Erikos praktikos, ar mano praktikos, kur aš išrašau, bet geriausias kombo du viename. Taip. Išrašot, išanalizuojat, sudeginat, ir užrašot naujus ir miegot. Taip. Ir ryte gulbę. Ryte pabudai gulbę. Tai vat, tokias rekomendacijos mūsų jums ir svarbiausia, kaip mes sakom, mylėkit save, atraskit meilę viduje, išgirskit, ko nori jūsų siela, bet sakau, kad dar kas liečia plaukus, tas tokia įdomi istorija, bet Erika žino, mes kiek susipažinom, tai va tiek, kiek ir buvo plaukų dažymų šaknų, tiek buvo nevykę visi. Ir ašaros. Ir vėl ašaros. Jums gal keistai atrodo, kad mes taip juokėmės, bet... O, pas mus ir ašarų buvo. Jo, ir taip įsivaizduojat, Erika, važiuoja plaukų dažyti, gerai, parašyk paskui. Va tai buvo, nes ašgi buvau blondinė ir kai dažėm šaknis, vat prie mane stovi plaukų stilistė, ima spalvą tą, kurią formulę, kur visada dažėm, visiškai nieko nekeičiam. Aš jau kontroliavau ties antrų kartų, ties trečių neperkime, buvo ir trečias ir ketvirtas. Ir vis tiek man nudažydavo, va tiesiog net taip paimdavo tas šaknis. Tai geltonai, tai labai ryžai, tai kitą dieną aš ir vėl ten važiuoju perdažyti, tai balta kaip viščiukas, kur neina užgesintos spalvos, tai pilka, tai rožinė. Aš jums sakau, per šią vasaros laikotarpį pereita visos ekostasijos. Ir galiausiai aš sakau, mano netgi, ar jūs matot, ką tai reiškia, mano netgi kūnas atstuminėjo, rėkia iš vidaus, iš visų pusių, priimk save, priimk, nebeslėpk, gana jau, tiesiog gana. Ir dar va toks šiandien sakiau Erikai, kad tie žmonės, tiesa, kurie tyčiasi iš manęs, šiandien taip žiūriu Instagram'e, follow. Tai vat, irgi tokie įdomus momentai, follow ir komentarus. Labai gražiai, nuostabiai atrodai, kaip jums tinka ši plaukų spalva. Ir aš esu 100% įstikinus, kad šis žmogus netgi neprisimena jaunystėje, kad jis man kažkada taip sakė, o tai įstrigo tik man ir mano galvoje. Taip pat ir jūsų tas lyginimas savęs su kitom, kur jūs ten matot vienaip ar kitaip, arba dėl patyčių, tai tik greičiausiai jūs prisimenat ir tik jūsų galvoje. Kiti žmonės, jie leptelėjo ir pamiršo 100 metų. Prisiminkit vieną dalyką, kiekvienas galvoja tik apie save. Taip. Kaip bebūtų, bet dažniausiai kiekvienas galvoja tik apie save. Na ir kaip nelyginti, aš manau, ties šią vietą yra normalu turėti žmogų, su kuriuo tu save lygini, bet semiesi įkvėpimo. Taip, iš teigiamos, iš pozityviosios pusės. O jeigu atsiranda neigiamų, tai tiesiog tas mintis iš karto atsikratom. Ir viskas. Stabdyt save, negvildent galvoj tos. Taip. Jūs galvojat, man taip nebūna, ar Erikai, ar dar kažkuriai kitai, nežinau, Kim Kardashian nebūna. Tai visos, tai yra pas visas. Tiesiog nupjaut tą mintį, vat iš karto, stop, ne, tai ne apie mane, tai ne aš,
gaudyti, iš kur tai eina, pradirbinėti, išrašinėti ir viskas. Kitaip nebus. Meilė savo ir tiek. Erika, jūs dar turit ką palinkėti? Pamylėkime dabar save, egoistiškos, laikas miegoti, tamsu, labanaktis. Va, jums linkėjimai, aš dar arčiau parodysiu, kaipgi pas mus čia gražu. Gražu. Vaje, kokia Barcelona. Nuostabiai. Na ir iki. Ja.